Gyvendami Lietuvoje turime privilegiją išgyventi 4 skirtingus metų laikus, tik kartais nesuprantame, kur ruduo, o kur vasara. Nepaisant to, žmonės turintys judėjimo problemų judėti nori laisvai ir patogiai. Ir jiems yra skirtos štai tokios kėbulinės elektra varomos transporto priemonės. O tiems, kurie nori dirbti patogiai ir komfortiškai, yra skirti štai tokie elektra varomi mažieji sunkvežimiukai. Ir tiek apie vienus, tiek apie kitus netrukus jums papasakosime plačiau. Nors atėjęs ruduo dažniausiai nelepina puikiais orais, tačiau tai nereiškia, kad dėl to senjorams ar judėjimo negalią turintiems žmonėms būtina užsidaryti tarp 4 sienų ir pamiršti galimybę keliauti. Ši transporto priemonė yra pritaikyta senjorams ir riboto judėjimo asmenims, norintiems nuvykti iš taško iki tam tikros vietovės, aplankyti pažįstamus ar į parduotuvę. Didžiausias privalumas šitos transporto priemonės tai yra, kad turi kėbulą. Jūs esate apsaugoti nuo saulės, nuo vėjo, lietaus ir jūs galite saugiai keliauti. Jeigu keliaujant pradėtų lyti, nieko tokio. Kėbuliniai modeliai turi priekinio stiklo valytuvus, o ventiliacijos sistema padeda pašalinti perteklinę drėgmę iš vidaus. Bet nepaisant formos, tokios transporto priemonės nereikėtų lyginti su automobiliu. Nors ši transporto priemonė atrodo lyg mini automobilis, tačiau jos techninės savybės ir charakteristikos yra prilyginamos motoroleriui. Maksimalus greitis apie 25 km/h, o vairuoti tokią transporto priemonę lengva. Nors vairo mechanizmas neturi stiprintuvo, bet norint jį sukti, net ir stovint vietoje, daug jėgos nereikia. Dėl itin mažų gabaritų bei didelių stiklų manevruoti nesudėtinga, o viskas aplink matoma labai gerai. Nors mažytės, bet tokios kėbulinės transporto priemonės puikiai matomos, nes turi žibintus, posūkių signalus, o kad dar labiau atkreiptų dėmesį, dažniausiai dažomos ryškiomis spalvomis. Nors, kaip minėjo Deividas, ši transporto priemonė, kad ir primena automobilį, bet savo techninėmis charakteristikomis yra arčiau motorolerio, bet čia vis tiek yra tam tikrų savybių, kurios yra labai panašios į automobilį. Tad sėdame į vidų ir pasižiūrime, kągi čia galime rasti. O viduje turime 2 sėdimas vietas priekyje. Viskas įsijungia įdėjus raktelį ir jį pasukus. Galime pasirinkti, norime važiuoti į priekį arba atgal. O įsijungus galinę pavarą, įsijungia ir galinio vaizdo kamerą. Taip, kad kažkur prisiparkuoti ar pastatyti bus gerokai lengviau ir paprasčiau. Jeigu norime klausyti muziką, yra ir tokia galimybė. Čia yra jungtis USB atmintiniai. Kai ją įstatome, įsijungiame ir klausime tai, ką norime. Jeigu norime įkvėpti grynesnio oro, tai galime įsijungti ventiliatorių arba atsidaryti stoglangį.